Didžiausia klaida, kurią galim padaryti, tai pasitikėti viskuo, ką mastom. Geresnius ilgo laikotarpio sprendimus galim priimti tada, kai turim dopamino dietą. Mūsų smegenys ir mūsų kūnai keičiasi lėčiau negu mūsų pasaulis dabar. Ir mes dar vis bandom pasivyti tą besikeičiantį ir klimatą, ir mūsų technologijų pažangumus. Net ir šitas podcastas, reiškia, jis gali veikti kaip tas greitas dirgiklis, reiškia, kažkam paskatins mintį, okei, aš gal galiu dabar, reiškia, susimastyti, arba gal turiu, o gal jau vėlu, o gal pasižiūrėti reikia, ar ne per vėlu ir taip toliau. Tas malonumas, kurį mes jaučiam trumpalaikiuose perspektyvose, pavyzdžiui, nuėjus nusipirkti daiktą, kurio labai nori, jis tikrai yra intensyvesnis. Kiti galbūt galvoja, kad aš sugebėsiu geriau. Kuo ilgesnę patirtį turinčių žmonės investavime aš sutinku, tuo dažniau jie pripažįsta, kad gal visai ir neblogas tas instrumentas yra pensijų fondai. Sveiki, šiandien mūsų klausantis, susirinkome po naujų metų, po daugybės išlaidų šventėms ir dovanoms ir šiandien pakalbėsime apie taupimą, konkrečiau apie taupimą pensijai ir kodėl tai dar vis atrodo bauginantis taupimas ir kaip emocijos bei mūsų įsitikinimai trukdo priimti teisingus finansinius sprendimus. Kodėl, pavyzdžiui, taip lengva nusipirkti džinsus šiandien, bet taip sunku atidėti pinigų pirkiniams, kuriuos galbūt reiktų daryti ateityje. Tai šiandien su manimi yra du savo srities ekspertai, kuriuos kalbinsiu būtent šią temą. Tai yra Marijus Kalesinskas, vienas iš pensijų fondo GoIndex įkūrėjų, valdybos narys, turintis jau beveik 30 metų patirtį finansų rinkose, investavime ir pensijų fondų valdyme. Labas, Marijau. Labas. Ir Monika Savičia, psichoterapijos praktikė, medikė, kognityvinės elgesio terapijos ekspertė bei puslapio išjausk.lt įkūrėja. Labas, Monika. Sveiki. Tai šiandien aš norėčiau pradėti gal bendrai nuo apžvalgos. Aš savo Instagrame buvau užsiklausus savo sekėjų, kiek iš jų kaupia antroji ir trečioji pakopai ir rezultatas buvo 44% kaupia. Tai palyginus su Lietuvos statistika, ar čia yra aukštas procentas, Marijau, ir kokia situacija Lietuvoje šiuo metu? Ar gerai lietuviai kaupia? Lietuviai kaupia neblogai savo pensijai. Vėlgi reikia prisiminti, kas tas kaupimas. Tai galime nuo pirmos pakopos pradėti. Tai mes mokam visi mokesčius sodrai, dirbdami darbus, gaudami atlyginimus. Tai yra pirmoji pakopa, kurioje jau jos negalim išvengti pagal dabartinės sąlygas, nepasirinksi sodrai nekaupt. Tai ten kaupia visi dirbantieji. Toliau darosi truputėlį įdomiau, nes antroji pakopoje lietuviai gana gausiai dalyvauja, tik tai dėl tų gausybės reformų daugelis turėjo visokių galimybių tai pristabdyti kaupimą, tai pasitraukti iš jo. Tai tų tokių aktyviai kaupiančių, reiškia, kurie reguliariai moka įmokas, yra šiek tiek gal daugiau negu pusė dirbančiųjų. Ir ten yra dar šiek tiek, kurie ne taip reguliariai, bet irgi daro kažkokias tai įmokas, reiškia, kažkiek vis tiek dalyvauja arba bent jau yra iš anksčiau sukaupę apčiuopiamesnės santaupas. Ir tada yra trečia pakopa. Tai trečioji pakopa, iš tikrųjų, trečios pakopos pensijų fonduose kaupia žymiai mažesnė dirbančiųjų dalis ir to labai gaila, nes iš tikrųjų trečioji pakopai kaupimas Lietuvoje yra tokiomis sąlygomis sudarytas valstybės, kad tikrai sunku surasti kitą šalį, kurioje taip palankiai nustatytos mokestinės aplinkybės ir iš tiesų ten yra galimybė kaupti ir per darbdavį, ir asmeniškai mokėti įmokas. Ir čia galbūt gaila, kad viskas palikta savarankiškai nuspręst patiems žmonėms ir dar daugelis nėra atradę. Tai mažoji dalis, sakyčiau, kaupiančiųjų, dirbančiųjų kaupia trečioj pakopai. Jeigu pridėtume investicinį gyvybės draudimą, tas santykis artėja prie tavo minėto procento, ką žmonės atsakė iš tos auditorijos, kurią tu apklausai. Bet vis tiek jis dar yra mažesnis ir, sakyčiau, neišnaudojamos dar tos galimybės trečioj pakopai. O kada, manai, yra geriausias metas pradėti kaupti pensijai ir kodėl būtent ankstyvas kaupimas yra toks svarbus? Sakykime, koks skirtumas tarp to, kai aš pradedu taupyti 25 arba pradedu pensijai kaupti 45? Jo, čia esminis klausimas, aš sakyčiau, čia reikia prisiminti tą tokią pensijų matematiką, pačius principus, nesileidžiant į labai smulkmenas, detalės, bet jeigu žmogus yra 25, reiškia jam iki pensinio amžiaus yra likę apie 40 metų, o jeigu 45, tai jau tik tai apie 20 metų.
Ir pirmiausia, reiktų pradėti nuo to, ką norime pasiekti, kokios tos pensijos mes tikimės. Nes, jeigu žmogus sako, man bet kokia pensija yra gera, tai yra vienas dalykas, tada, iš tiesų galima tiesiog mokėti mokesčius nuo atlyginimo sodrai, ir ta pensija bus kažkokia. Ji paprastai, pastaruoju metu siekia apie 40-45% buvusio uždarbio. Retai kuriam pensininkui tai atrodo gera pensija, daugelis skundžiasi, kad jinai nėra pakankama ir tai yra natūralu, nes šiaip visuotinai tiek pensijų ekonomistai, teoretikai, tiek ir praktikai pasaulyje sutarė, kad reikėtų to santykio maždaug apie 70-80%, tai beveik dvigubai didesnio, negu ką gali pasiūlyti sodra. Plus, mes žinome mūsų šalies demografiją, kuri dėja nėra džiuginanti ir ten galima gana aiškiai prognozuoti, kad ateityje net ir tuos 40-45% sodrai užtikrinti bus sunku. Tai kaip dabar priartėti prie to norimo 70-80% vadinamos pakeitimo normos, arba paprastai šnekant, buvusių pajamų lygio, kad išėjus į pensiją žmogus gautų apie 70-80%. Tai yra matematinis uždavinys, čia nieko labai nereikia priburti, o tiesiog galima suskaičiuoti ir yra skaičiuojama, kad jeigu žmogus yra jaunas, tai kaip tavo minėtam pavyzdyje apie 25 metų, reiškia 40 metų iki pensijos, jam užtenka iš tiesų atsidėti reguliariai, bet visą laiką iki pensijos reguliariai atsidėti apie 20% savo pajamų. Ir iš tikrųjų jaunas žmogus, jeigu jisai moka mokesčius sodrai, taip kaip yra dabartinis tarifas, ir dar dalyvauja antroj pakopoj, ir jeigu dar prideda kokį 1 ar kelis procentus trečioj pakopoj, tai to jam pakaks, kad pasiektų tuos 20 ar net 20 kelis procentus, reiškia, nuo savo pajamų. Reiškia, jam kažko papildomo labai stipriai stengtis ir nereikia. Tiesiog dalyvauti antroj pakopoj ir jeigu įmanoma dar truputėlį prisidėti arba toj pačioj antroj pakopoj, arba trečioj pakopoj. Ir taip, jis pasieks tą vadinamą orę pensiją, kur mes dairomės į Olandus ar Danus, jų pensininkus ir jie, iš tiesų gyvena tikrai orų gyvenimą ir ten, visi džiaugiasi, daugelis žmonių džiaugiasi tuo pensijos etapu. Tai mums, kad pasiekti jaunam žmogui, yra tokia galimybė, bet jam reikia būti labai sąmoningam ir tikrai anksti pradėti. Palyginimui pasakysiu, ir tai yra tikrai ekstremalu, nes jeigu žmogui atrodo 45 metai, dar jis nėra senas, 20 metų liko iki pensijos, tačiau jau skaičiuojant matematiškai, per tuos 20 metų, jeigu jis niekaip kitaip nesiruošia pensijai, jam reikėtų atsidėti dramatiškai didelę dalį pajamų. Jeigu jis susirūpino pirmą kartą, iš ko gyvens pensijoje, būdamas 45, tai jam reikėtų apie 80% ar panašiai atsidėti pajamų, kas yra faktiškai nerealu, nes iš ko tada pragyventi. Aišku, pabrėžiu, tai yra žmogui, kuris niekaip iki tol nesiruošia pensijai. Taip dažniausiai nėra, nes žmogus dažniausiai iki tol dirbo, sukaupė kažkokį stažą, sodros taškus, plus galbūt turi įsigijęs kokį nekilnojamą turtą investicijai ar kažkokių santaupų papildomų, kurias taip galvoja. Ne taip galbūt aiškiai, bet yra numatęs, kad galbūt tai galėtų būti ir jo toks kažkokios santaupos pensijai. Tai reikia individualiai skaičiuoti tada, kiek jis to turto, kurį galėtų likviduoti, panaudoti iš jo gautas pajamas savo pragyvenimui pensijoje ir kiek jam dar trūksta. Bet vis tiek tai bus aukštas procentas. Jeigu žmogus susimastė būdamas 45, jau artėja prie tos ribos, kai jau tiesiog per vėlu. Aš sakyčiau, ta riba griežtai yra 15 metų iki pensijos ir jeigu žmogus iki tol labai aiškiai nesiruošė, tai jau tiesiog stipriai pasiruošti gali būti tiesiog nebeįmanoma ir apie orę pensiją galbūt ir tektų tuomet pamiršti. O tai kodėl taip nutinka? Atrodo, kai tu kalbi, kad viskas labai aišku, kai viską reikia daryti, bet po to susitinki ir aš irgi apklausinėjau savo auditoriją ir žmonės turi įvairiausių įsitikinimų, kodėl nekaupti. Tai kodėl, manai, žmonės padaro šitą klaidą, kad pradeda kaupti per vėlai? Daug. Aš kiek esu susidūręs su įvairiom auditorijom, įvairiuose seminaruose, mokymuose, šiaip bendraujant su pažįstamais, tai daug yra minčių, visos jos mano galva nelabai pagristos ar net tikrai neracionalios ir mes matyt apie tai irgi galėsim tą racionalumą, neracionalumą mūsų padiskutuoti, bet dažnai žmonės linkia atidėlioti. Jeigu susifokusuoja į tą šiandienos, reiškia, situaciją ir nori gyventi čia ir dabar, tas pats principas kartais jis yra visai suprantamas ir mums naudingas,
tačiau mes turime suvokti ir apie savo gyvenimo tarpsnius ir apie įvairius laikotarpius. Ir tiesiog apie tą savo ateitį, verta būtų, racionalu būtų pagalvoti, o tai kaip bus tada ir turėti bent jau kažkokius preliminarius atsakymus, kaip aš ruošiuosi, kokioje situacijoje aš esu, koks mano dabar tas statusas pasiruošimo. Tai žmonės linkę atidėlioti ir gyventi šią dieną ir, būdamas jaunas žmogus 25 metų, atrodo paradoksalu, kad kaip man būnant jaunam čia dabar pradėti galvoti apie pensiją, bet matematiškai iš pensijų ekonomikos pusės tai kaip tik yra priešingai. Būtent būnant jaunam ir apsimoka galvoti, o ne būnant vyresnio amžiaus. Aš pati labai gerai atsimenu, kaip mane nustebino 24 banke, kai man pasiūlė tą pensijų fondą atsidaryti, galvojau, ką, bet dabar taip džiaugiuosi, kad atsidariau. Taip. Aš apklausinėjau irgi savo sekėjus, klausiau ir toks vienas, dėl kokių įsitikinimų jie nekaupia pensijai ir vienas toks atsikartojantis ir Marius Tim kalbant irgi aš vis girdėdavau, kad žmonės sako, aš nesulauksiu pensijos. Monika, gal turėtum komentarą, kodėl žmonės taip galvoja ir Mariu po to norės to komentarą, ar čia pagrįsta? Aš manau, kad tam yra labai daug priežasčių ir viena iš priežasčių būtų tokia istorinė, žiūrint į Lietuvos istoriją, kaip Marijus jau paminėjo, ir visos reformos, kurios buvo, ar tas visas nestabilumas, tie pokyčiai, jie neįnešė tokio pasitikėjimo, kad ta kažkokia pensijų kaupimo sistema jinai išliks stabili. Kitas dalykas apskritai stabilumo Lietuvos istorijai per paskutinius metus, šimtmečius, nebuvo daug. Tai tas nesaugumas, nežinojimas, nepasitikėjimas institucijom, manau, kad priveda prie to, kad žmogus galvoja, kad jis pats savim gali pasirūpinti geriausiai. Ir tada, kai mes imam pavyzdį, kokios, nežinau, vakarų Europos, čia buvo paminėta Olandija, gal Belgija, su Belgija labiau susipažinus, ten gyvenus, baigus mokykloje, tai tenais žmonės jau nuo 20 amžiaus pradžios turi labai stabilę, aiškę tokią pensijų. Gal ten kažkiek, aišku, ir pasikeitė, bet vis tiek ta sistema jinai yra aiški, žmonės pasitikė institucijom, žmonės mato rezultatus, mato savo senelius, kurie gyvena oriai, mato savo tėvus, kurie ruošiasi nuo pat ankstyvo amžiaus, anksti pradeda apie tai kalbėti, žino, ko tikėtis ir jiem tada lengviau žinoti, kad kai būsiu tam tikram amžiui, galbūt keliausiu aplink pasaulį, gal nežinau, su anūkais keliausiu aplink pasaulio dar kažką. Mes Lietuvoje matom ir tą pavyzdį, kai kurių galbūt ir seneliai ar tėvai labai jaudinasi. Galbūt nepradėjo anksti, galbūt neturėjo galimybės pradėti anksti, galbūt kažkokios reformos metu išėjo iš to kaupimo ir tada yra tų daug nerimo, yra daug nestabilumo ir visi tie, nežinau, korona karas, aišku, to nerimo dar pridėjo ir tas žmonės pradeda nerimauti dėl visko, ko negali sukontroliuoti. Tas nesulauksiu senatvės tokia apskritai nerimas apie ateitį, apie tai, ko negaliu sukontroliuoti. Tai Mariau, kaip vis tik tai yra, ar sulaukia žmonės pensijos Lietuvoje? Sulaukia pensijos ir čia irgi dar vienas toksai paradoksas, kad kiek aš esu vedęs seminarų, tai jeigu paklausiu žmonių, reiškia tai kiek jūs planuojat, kiek iš jūsų planuojat sulaukti pensijos, tai daugybė kelia rankas, kad jie nesulauks arba gyvens labai trumpai pensijoje. Reiškia, galbūt irgi koks nors pavienis pavyzdys giminiai, artimųjų tarpe ar panašiai, jiem tarnauja kaip orientyras ir jie labai lengva ranka numoja. Ir šiaip gal tai, aš nežinau, iš psichologinės pusės galbūt irgi nenoras galvoti apie tą ateitį arba tokio lengvo sprendimo kažkokio suradimas, kad, jeigu aš pasakysiu savo, kad aš tikriausiai nesulauksiu, tai man nereikės spręsti tos problemos. Čia toks lengvas noras nusimuilinti, liaudiškai šnekant, o iš statistika yra lygiai priešinga. Iš tikrųjų, jeigu mes paimtume tiesiog mūsų Lietuvos demografinę statistiką, duomenis, tai jaunam žmogui sulaukti pensijos yra labai dideli šansai, apie 70-80%, reiškia, sulaukia žmonių, ypatingai truputėlį mažiau vyrų, labai didelė dalis moterų, tai vos ne moterim reiktų planuoti, kad tikrai labai tikėtina, vyrams taip pat, iš tikrųjų, didžioji dalis jų dagyvens, taip sakant, iki tos pensijos ir dar toj pensijoje pagyvens gana ilgą laiką, dabartinė statistika yra apie 16-17 metų dar pagyvena žmonės pensijoje, kurie dabar išeidinėja į pensiją. Ir taip skaičiuojama, kurie anksčiau išėjo ir kiek dabar tikėtina jų trukmė, ta trukmė ilgėja, reikia irgi pripažinti, kad su kiekvienu dešimtmečiu, maždaug apie metai prisideda, kiek žmonės ilgiau gyvena pensijoje, tai reiškia per 30 metų nepriklausomybės
žmonės dar kokiais vidutiniškai, bet vėlgi vidutiniškai 3 metais pradėjo ilgiau gyventi, vėl šiek tiek trumpiau vyrai gyvena pensijoje, šiek tiek ilgiau moterys, bet tas skirtumas po truputį mažėja. Čia gal irgi gyvenimo būdo pokyčiai, vyrai pradėjo sveikiau maitintis, mažiau vartoti neteisingų medžiagų ir galbūt daugiau sportuoti. Na ir džiugu dėl to, iš tikrųjų, man kaip vyrui taip pat, kad mūsų, reiškia, lyties šansai gyventi pakankamai ilgai pensijoje artėja. Mes vejamės moteris, nors dar nepasivijom. Dar aš truputį norėčiau pareferuoti ir Monika, kai paminėjai Belgiją, tai galvoju, žiūrint į Lietuvą, ar ne? Ar manot, ir klausimas čia jum abiem, ar manot, kad mes Lietuvoje dar vis turim stigmą aplink pensiją ir galbūt tą stigmą irgi blokuoja turbūt mūsų, kai pradedi mąstyti apie ateitį, labai nesinori galvoti apie pensiją, nes siejasi su negatyviais dalykais. Aš čia taip pirmą užlindau atsakyti, bet aš manau, kad tikrai turim, mes dar labai daug dalykų stigmatizuojam Lietuvoje, tai psichikos sveikatą tame tarpe. Ir turbūt iš to, ką mes matom iš pavyzdžio, iš santykio su savo seneliais, iš santykio su savo tėvais, nes vis tiek dar yra labai daug tų trauminių ryšių dėl to, ką patyrė mūsų artimieji, kad tas tikrai gali būti labai stigmatizuojama, ar to norisi vengti ir norisi save kažkaip apsaugoti ir tarytum neigti, kad kažkada aš irgi atsidursiu toj vietoj. Tai tikrai manau, kad tas labai susiję, taip. O Mariau, kaip yra, tikrai dar pensija reiškia skurdą Lietuvoje? Kaip paklausė, aš pradėjau iš karto galvoti apie televizijos, tarkim, siužetus apie pensijas. Na tai pabandykim prisiminti, tiesiog dažniausiai, jeigu yra reportažas apie pensininkus, pensijas, na tai mes iškart matom vaizdinius žmonės, vos neprašantys išmaldos gatvėje, reiškia suvargę senučiukai, reiškia pasiramščiuodami lazdelę eina ir taip toliau. Ir tai matyt labiausiai rezonuoja vis dar mūsų visuomeniai, dėl to neatsitiktinai žurnalistai pasirenka tokius įvaizdžius, nors iš tikrųjų tai pensininkų yra labai įvairiai gyvenančių ir Lietuvoje jau ir dabar yra gaunančių tikrai solidžias pensijas, kuriom negėda būtų pasigirti ir prieš tuos pačius vakariečius. Tai yra panašias pensijas gaunančių, tik tai jų yra dar labai maža dalis. Vėlgi, ankstesnės kartos neturėjo tos galimybės sukaupti kažko. Tai jie, aišku, galbūt galėjo bandyti kaupti kitais metodais, ar stalčiuke, ar kažkur tai darydami savo privačias investicijas kažkokias. Bet didžioji dalis visgi remiasi tiesiog tai savo mokesčiais sumokėtai sodrai ir tuo, ką gauna iš sodros. Na ir ten jau yra įvairiai. Ten jau, sakyčiau, tik tai labai didelius atlyginimus ilgą laiką gavę žmonės gauna šiuo metu didelės pensijas vien iš pirmos pakopos, tai yra iš sodros. Okay. Monika, apie dar vieną įsitikinimą noriu pakalbėti ir irgi atsispindėjo mano sekėjų atsakymuose, kad aš nekaupiu pensijai, nes neturiu iš ko kaupti ir taip vos užtenka gyventi šiandien. Ką siūlytum daryti su šitu įsitikinimu? Aš manau, kad tiem žmonėm, kuriem iš tikrųjų vos užtenka pragyvenimui ir kurie gyvena ant tos tokios skurdo ribos, tai tikrai dėl to jaudintis pradžioje nereikėtų. Pirma, užsitikrinti tą stabilumą savo ir savo vaikam. Bet Lietuva labai sparčiai juda į priekį ir tas procentas, negaliu pasakyti statistikos procentaliai, gal čia Marijus geriau žinos, tas procentas žmonių, kurie tikrai gyvenant iš gyvenimo ribos, jis labai stipriai mažėja. Ir mažėja ženkliai ir tas matosi ir mūsų apskritai, kaip sakant, koks gyvas tas ir Vilnius, ir Lietuva ir panašiai, kiek daug verslų kuriasi ir idėjų ir panašiai. Tai aš sakyčiau, čia labiau yra toksai individualia patirtim, galbūt mačiau kažkokį pavyzdį, galbūt, nežinau, niekada nesusimaščiau, bet man kažkas pasakė, kad aš neturiu už ko kaupti, aš taip ir einu to pačiu keliu, galbūt mano tėvai taip sakydavo, galbūt mano draugai taip sako, toksai kaip pasiemu kažkokį personalizuotą, individualizuotą pavyzdį ir pritaikau jį kaip faktą. Nes neatsimenu, kas pasakė, bet kažkoks labai protingas dėdė, kad didžiausia klaida, kurią galim padaryti, tai pasitikėti viskuo, ką mastom. Tai va čia panašiai yra, kilo kažkokia tai mintis, ir aš jos taip neklausinėjant ir einu. Tai manau, kad čia labiausiai susiję su to tokiais nekvestionuotinais savo įsitikinimais, net nesuprantant, kad tu gali juos iš tikrųjų pakvestionuoti. Ir ką aš rekomenduočiau tokiu atveju daryti, tai va būtent pakvestionuoti, pasižiūrėti, paanalizuoti, kaip... Žinoma, mano darbas tai ir yra spręsti žmonių problemas, kad daugiau nieko, kaip sakant, ir nedarau, bet kaip rasti problemos sprendimo būdą, tai išsiaiškinti iš pradžių, kas yra problema.
Nes kai žmogus sako, aš neturiu iš ko kaupti, tai pasižiūrėti, tai kaip iš tikrųjų viskas atrodo. Mes turim pajamas, mes turim išlaidas, mes turim kažkokius poreikius, mes turim kažkokius, nežinau, prenumeratas, mes turim kažkokius tai pirkinius ir panašiai. Pasižiūrėti tas laiko sąnaudas, pasižiūrėti savo jėgų, resursų sąnaudas, susidėti tokią išklotinę, kaip verslo, sako, analizę, persi tokią asmeninę analizę ir pasižiūrėti, ar tikrai ten to laiko nelieka, ar tikrai ten tų pinigų nelieka. Nes jeigu tenais užtenka pinigų naujausiam batam, užtenka pinigų ten naujausiam telefonui, tada galim pradėti kvestionuoti. Tai yra prioritetai, galbūt yra tavo prioritetas, bet tada teiginys man neužtenka yra neteisingas. Tai aš prioritizuoju kažkokius materialius dabar esančius daiktus, negu savo ateities kažkokį tai stabilumą. Galbūt yra kažkoks laiko, gal dirbu, nežinau, pusę etato ir kitą pusę etato praleidžiu prie telefono. Tai irgi nėra man neužtenka. Aš prioritizuoju tai praleisti savo laiką. Tai tas, man neužtenka, sakau, kai tai tikrai yra ta situacija, kai neužtenka, tada fokusuočiausi ties tuo, kad užtikrinti tą gerbuvį ir tada prieiti prie tos analizės, ar tikrai neužtenka. Mariau, kokius dar įsitikinimus dažniausiai pastebi žmonių mąstymą apie kodėl jie nekaupia pensijai? Tai tas minėtas, reiškia, nurašymas, kad aš turbūt tos pensijos nesulauksiu arba gyvensiu labai trumpai pensijoje, yra, reiškia, ir va tokie užsienkaravimai, kaip aš sakyčiau, aš gal labiau iš investuotojų psichologijos su tas rytime esu daugiau susipažinęs, tai vertinu, bet ten irgi yra šiaip visiškai tradiciniai ir visiems investuotojams būdingi tie vadinami tokie šališkumai arba, reiškia, šališkas toksai sprendimų priėmimas, kur, dėja, mūsų mąstymas kartais veikia ne mūsų naudai. Ir čia tik tai yra problema, kaip tą suvaldyti, kaip tą pakreipti kažkokią gerą linkmę. Tai žmonės iš tikrųjų dar taip pat galvoja, kad, dar ne laikas, pavyzdžiui, tai reiškia atidėlioja, arba kiti galbūt galvoja, kad laikas, bet, čia visi tie egzistuojantys instrumentai, reiškia, ten pensijų fondai ar dar kažkas, tai aš sugebėsiu geriau. Tai irgi gana dažnai, ypatingai investuojančių žmonių, tokių aktyvesnių, besidominčių investavimų bendruomenėje, aš išgirstu, reiškia, tokias nuomonės, kad tai aš pats savarankiškai investuosiu. Ir realybėj, ta prasme, nors pati idėja nėra bloga ir nėra neteisinga, bet realybėj, jeigu su tai žmonėm pradedi giliau šnekėti, tai vienas dalykas labai dažnai viskas pasibaigia tuo, kad aš galėčiau tai padaryti, bet to nedarau. Tai nieko nedaro, reiškia, žmogus jaučiasi, kad, aš čia galėčiau pats ir viskas lieka tik tai galėjimu, be veiksmo. Kitas dalykas, kad net ir tie, kurie investuoja, tai vėlgi tie, kurie yra tikrai nuoširdūs ir detalūs savo rezultatų dokumentavime, sekime, per ilgą laiką puikiai įsitikina, kad yra sunku pasiekti per ilgą laiką aukšto investicijų rezultato, aukštų grąžų, sakykime, veikti su mažais kaštais ir taip toliau. Ir, kuo ilgesnę patirtį turinčių žmonės investavime aš sutinku, tuo dažniau jie pripažįsta, kad, gal visai ir neblogas tas instrumentas yra pensijų fondai. Ypatingai, kai, mūsų politika, valstybės politika dar turi mokestinės naudas pridėtas prie tokio instrumento, kas ženkliai irgi pagerina taupimo tokios instrumentuose galimybės. Tai jeigu žmogus racionalus, jis dažniausiai savo atsakys, kad taip, tai visai geras instrumentas ir būtent tam tikslui pensijai, o ne kažkokiam trumpalaikiam pakaupimui ar painvestavimui, tai yra gera priemonė. Labai daug pritariu, pastebiu, kad turi, lietuviškai net nežinočiau, kaip overconfidence žmonės labai dažnai turi, kad jie patys padarys geriau, bet tada paklausė po metų, tai ar padarei? Tai nepadariau, bet galėjau, bet nepadariau. Tai čia kaip turėti trenerį ir sakyti, kad pats galiu pasportuoti ir tada neit sportuoti. Tai iš tos pačios pusės. Tai visiškai tą patį girdžiu. Tada pakalbėkim dar labiau, Monika, į tavo temą, dėl pačių emocijų ir bendrai, ar mūsų smegenys pritaikytos, gal, pavyzdžiui, taip sunku taupyti dėl to, kad smegenys mūsų nepritaikytos tą atidėjimą vis daryti, kaip čia veikia?
Šiaip yra tame kažkiek tiesos, kad mūsų smegenys ir mūsų kūnai keičiasi lėčiau negu mūsų pasaulis dabar. Ir mes dar vis bandom pasivyti tą besikeičiantį ir klimatą ir visus mūsų technologijų pažangumus. Tai kažkiek tiesos tame evoliuciškai tikrai yra ir prieš šimtmečius, tūkstantmečius tikrai žmogui reikėjo išgyventi čia ir dabar. Ir galbūt ten viduramžiais buvo svarbiau neužsikrėsti, pavalgyti ir kaip sakant, ant tas rankas pasimozuoti, kiek tenais pavyko, bet pasaulis labai pasikeitė. Ir mūsų smegenys jau kažkiek tikrai prisitaikė, tai pasislėpti po to, kad yra neįmanoma dabar taupyti, nes tiesiog mūsų kūnai tai pritaikyta, būtų labai lengvas sprendimas ir tikrai labai smagu būtų čia nusipirkti tą brangesnį rankinuką šiandien, bet tai būtų melas, tai nebūtų tiesa. Yra kažkokia tai dalis ir ta mūsų smegenų dalis, ta limbinė sistema, kuri išskiria dopaminą, tas malonumas, kurį mes jaučiam trumpalaikiuose perspektyvose, pavyzdžiui, nuėjus nusipirkti daiktą, kurio labai nori, jis tikrai yra intensyvesnis. Jis ir trunka trumpiau, bet jis yra labai intensyvus. Ir mes, kadangi dabar turim labai daug galimybių tą malonumą, intensyvų malonumą jausti daug ir dažnai, nebereikia perskaityti 1000 puslapių knygos, kad pajus malonumą, nebereikia tenais nueiti 10 km žygą, mes turim socialinius tinklus, mes turim daug tokio maisto, su daug cukraus, su daug visko, kur mes malonumą, ta prasme, už kiekvieną, mes Voltą galim užsikviesti, tam, nežinau, tam makiažo priemonės Voltą galim nusipirkti, jeigu čia, ta prasme, viskas dabar yra prieinama ir koronavirusas, manau, tą labai parodė, kiek net ir nesant parduotuvėse mes dabar galim to malonumą nusipirkti, viską, kas pasiekime pinigais. Tai tas yra intensyvu, bet kita mūsų smegenų dalis, ta mūsų prefrontalinė žievė, jinai yra pritaikyta ir skirta tiem malonumam, kurie yra atidėti, kurie susiję su valia, su kantrybė, kurie trunka taip ilgiau ir taip truputį jie yra mažiau intensyvus, bet viskas, kas trunka ilgiau, yra mažiau intensyvu, tai labai normalu. Tai tas toksai, kaip pasakyti, mes gebėjimą atskirti ir pasirinkti kažką ilgalaikį perspektyvų. Tikrai turim, mūsų smegenys tam tikrai pritaikytus, bet spalvos bus mažiau ryškesnės, tas irgi tiesa. O tai kaip, kokią techniką galėtumėm subalansuoti labiau šitą apdovanojimą, tai, kad dažniau rinktumėmės tą ilgesnio laikotarpio apdovanojimą negu čia tokį vartojimą dabar? Aš sakyčiau, gal pirmiausia reiktų savo pripažinti, kad taip yra. Pripažinti, suprasti, kaip tenais yra ir labai lengva pakomentuoti kito žmogaus kažkokius pasirinkimus ar gyvenimą, ar kas čia ką perka, ar kas čia ką daro, bet labai sunku atsisukti save ir pasižiūrėti ir pakomentuoti pačiam savo. Tai, gerai, kur aš čia vaikausi to lengvo malonumo, kur aš čia investuoju į savo ateitį. Toksai, kaip vėl aš sakau, inventorizacija. Jis visą laiką labai svarbi ir kai mes patys suprantam, kuriuose vietose mes jau per daug renkamės tą greitą malonumą, tada gaunam tokį įrankį, galimybę kažkaip tą pakeisti. O kaip tą pakeisti, nežinau, ar čia dabar išsiplėsti labiau, ar bus papildoma apie tai klausimų, bet, kaip sakant, žinant, kur yra problema, tai jeigu, pavyzdžiui, problema yra socialiniai tinklai. Taip, nes socialiniai tinklai dabar yra tikrai taip padaryti, visos didžiosios platformos, kad tą dopaminą mes gautume labai labai greitai. Tai reiškia, kuo greičiau, pavyzdžiui, kažkoks įrašas pasikeičia programėlė, tuo greičiau mes gaunam dopaminą. Taip, tai kaip Instagram'e yra dar toksai vis tiek kažkokio teksto, yra kažkas, tai tik tokia nieko nėra. Iš karto naujas dopaminas, iš karto nauja informacija. Gera, bloga, nesvarbu, tai yra nauja, tai yra nematyta. Ir tas labai stipriai žmogų paskatina tame būti, nes tu dopamino gauni nuolatos. Kaip tas Facebookas visiškai atgimina, nes ten dar ir scrollsa, tai dar taip žymiai reikia, kaip sakant, žemyn, kad tu jau ten gautum kažkokią tai malonumą, ir dar ten tas tekstas, nu žodžiu, viskas labai išblaško. Taip, tai va, su socialiniais tinklais. Jeigu mes žinom, kad ten dabar galim labai lengvai pasižiūrėti telefonas, niekas, viskas matuojama, viskas skaičiuojama, kaip sakė, ne tik banko sąskaitos, bet ir visas mūsų dėmesys yra dabar labai matuojamas. Mes galim nusistatyti gerai, jeigu dabar praleidžiu 3 valandas prie telefono. Čia šiuolaikiniam žmogui mažai šiaip tai net yra, kad ir kaip jau būtų gėda tą pripažinti, 4 valandas prie telefono. Tai galiu pradėti mažinti, tokį detoksą truputėlį daryti. Taip, nusistatau, kad bus 3. Taip, vat ir laikausi. Ir tą 3 valandą pasiekus, sustoju ir jau darau kažką, kas nuobodu, kaip čia kokie paaugliai pasakytų, liūdna, nuobodu, neįdomu, blogai, kankinuosi ir panašiai. Tai čia irgi yra emocijos ir mes nebemokam jose išbūti. Tai mes, pavyzdžiui, nuobodumą, aš labai mėgstu nuobodulį, čia yra viena mano mėgstamiausių emocijų, nes labai daug dalykų gimsta nuobodulį. Taip, nes kai mums yra nuobodu, tai reiškia, mano smegenys jos negauna jokių impulsų. Taip, nes kai smegenys gauna daug impulsų, yra A, B ir C, tai jos ir ten dėlioja A su B, A su C, ir ten visokios mintis jos kyla, kurios gali man būti visiškai net nesvarbios, tiesiog dėl to, kad pamačiau kremo reklamą, pavyzdžiui. Reikia man jo, nereikia, aš net nebūčiau galvojęs apie tą kremą. Kai man yra nuobodu, tai reiškia, kažkokių dirgiklių jų nebėra, tada aš jau pradedu galvoti, kas man svarbu.
ką aš norėčiau veikti, ką aš norėčiau valgyti, ko mano kūnui iš tikrųjų reikia. Taip, mes pradedam tada jau kažką kurti. Ne tik vartoti, bet mes pradedam kažką tai ir kurti. Tai tas detoksas galioja bet kam, nežinau, kokiam greitai parašymam maistui. Irgi, kur tiesiog nusistatyti kažkokį skaičių, kiek kartų per dieną, per savaitę, nežinau, aš tą valgau, kitą kartą bandyti pasiruošti pačiam. Taip, su bet kokia veikla, išėjimu pasivaikščioti ar kažkuo, tai kad, nes mes dabar daug labai teigiamų veiklų esam paverti irgi smegenų tokiu dopaminu, tokiais narkotikais, pavyzdžiui, einam pasivaikščioti su kažkokia, nežinau, filmu, muzika ar dar kažkuo. Tai irgi darau kaip ir gerą dalyką, fiziškai tikrai nėra blogai, bet aš nesu pilnai tenais. Ir aš nesu pilnai tenais, čia jau mokslas yra vienareikšmiškai susitaręs, kad jeigu mes sportuojam ir sąmoningai susikoncentruojam į raumenį, kuris tuo metu turi dirbti, raumuo auga stipriau ir mes gaunam didesnę naudą. Tai geriau negu nieko, čia kas vaikštat ir klausot podcastų, geriau taip darykit, negu iš vis nustokit vaikščioti, bet norint didesnio rezultato, tai vėlgi pašalinam tą dopaminą, pasiliekam tik tai, kas suteikia tą ilgalaikę tokią naudą. Nes mes grįžę namo, tą dopaminą vis tiek gausim. Tik tai truputį mažiau, bet jisai truks ilgiau. Tai tokios kelios technikos. Tai ką išsinešiu už tęs, tai kad turim visi didelę priklausomybę nuo dopamino ir kad geresnius ilgo laikotarpio sprendimus galim priimti tada, kai turim dopamino dietą. Detoksą tokią, ar ne? Taip, sakyčiau. Ir kai suprantam, kodėl tą darom, dar irgi čia gal dažnas dalykas, kai suprantam, kam to reikia, nes vien dėl to, kad Monika pasakė, tai čia nelabai kokia motivacija. Na, taip, 10 minučių, jum gal dėl to, kad asmeniškai su manim kalba, šiaip žiūrovai, tai tikrai nebus pakankama motivacija, bet atsakyti kodėl. Pamatuot, pasižiūrėti, kaip jaučiuosi. Taip, aš visą laiką savo klientams sakau, nepatikėkit vien mano žodžiu. Išsibandykit. To prasme, turit patys suprasti. Aš gal trumpai galiu papildyti, man labai patiko ta prasme, ką Monika paminėjo, kad negalim ignoruoti to, kaip gyvenam ir kaip veikia mūsų smegenys. Ir turim pripažinti, kad yra tie dirgikliai ir kažkiek tų dirgiklių mes sieksim, norėsim čia pabandyti truputėlį sąmoningai apie tai mąstyti ir tada žiūrėti, ar tos proporcijos yra geros ir panašiai. Iš dalies, aš galvoju, kadangi kalbam apie tą pensiją ir pasiruošimą pensijai, tai net ir šitas podcastas, reiškia, jis gali veikti kaip tas greitas dirgiklis, reiškia, kažkam paskatins mintį, aš gal galiu dabar, reiškia, susimastyti, arba gal turiu, o gal jau vėlu, o gal pasižiūrėti reikia, ar ne per vėlu ir taip toliau. Ir tada, ką girdėjau irgi Monikos mintise, tai tas įsivertinimas, inventorizavimas, reiškia, savo situacijos, jis lygiai taip pat svarbus ir investavime. Ir aš, jeigu ten sakau, žiūriu pagal kokio, reiškia, elderio ten ar kitų, reiškia, nagrinėtus aspektus investuotojo gyvenime, reiškia, kokie tie psichologiniai žaidimai vidiniai vyksta, tai labai panašu iš tikrųjų. Tai patarimai nėra labai lengvi kažkokie ir paprasti, bet bent jau truputėlį susimąstant apie tai gali įvykti geras postūmis. Irgi ten, kaip kuriuose teorijose sako, tas nudge, stumtelėjimas, reiškia, ir to gali pakakti. Tai jeigu žmogus gal pagalvoja, tai ką man daryti, kaip dabar įsivertinti. Tai pavyzdžiui, Go indeksą mes tuo tikslu, mes jau labai seniai toj temai, kiekvienas sau esam tuos klausimus nagrinėję ir atsakę ir apskritai čia, jeigu kalbėt apie istoriją Go indekso gimimo, tai jis gimė iš to, kad mes ten susibūrėm keli tokie entuziastai to kaupimo ir neradom geresnio būdo ir geresnio atsakymo, kaip kad tik tai patiems pradėti įsteigti šitą bendrovę ir padaryti tuos instrumentus taip, kaip mums atrodo teisinga ir efektyvu. Ir vienas iš dalykų, ką padarėm, tai padarėm skaičiuoklę. Tai būtent savo situaciją įsivertinti. Tai galėtų tarnauti kaip labai paprastas įrankis, ten užtenka kelias minutės praleisti iš tikrųjų prie jos, bet jinai jau yra padaryta, tai žmogus vėlgi gali teoriškai sėsti ir pats pasidaryti dar geresnę, tobulesnę tą skaičiuoklę savo individualiai Excel'yje. Bet pripažinkim, daugelis to niekada nepadarys. Net jeigu pagalvos, kad aš galėčiau, tai ir liks aš galėčiau. Tai yra tie įrankiai, kuriais verta tiesiog paimti. Jeigu pagalvojau, kad tai gali būti svarbu, nueiti, pabandyti tą skaičiuoklę, skirti 2-3 minutės ir pasižiūrėti. Gal jau tai veda prie tam tikrų atsakymų. Galbūt žmogus ir gaus atsakymą, kad ypatingai jauniems žmonėms, aš manau, kad pasitikrinę jie gali išeiti visai patenkinti, kad aš kaip ir jau esu geram kely, čia nieko man labai papildomai daug daryti nereikia.
O vidutinio amžiaus, reiškia, ir šiek tiek vyresni, nu, jie greičiausiai bus priversti susimastyti, kad, aha, ką aš darau papildomai, o gal man reikia kažką tai padaryti ir kiek to reikia. Atsiranda toksai jau ne tik tai baimės kažkokios, kad, nu, gal čia labai daug, gal kažko tai, o čia toks įkiekinimas, reiškia, tai kiek man reikia pasistengti, kiek man reikia atsidėti. Ir kaip dažnai, ir kiek dar laiko aš tą turėčiau daryti, kad pasiekti tam tikrą rezultatą. Tai, nu, patarimai turbūt siejasi. Aš dar norėjau papildyti prieš tai kažkaip pamiršau paminėti, tuo aš galėčiau. Ir žmonės dažnai tą pasako, aš galėčiau kaip savo kompetencijos, kažkokį intelekto įrodymą, kad aš galėčiau. Ir dažnai su tokiais žmonėm nelabai ir pasiginčys, nes aš šiaip tai tikrai, vat, kaip ir Marius sakė, aš tikrai tikiu, kad jie galėtų. Bet aš nežinau, aš rytoj, pavyzdžiui, per naujus metus pusryčiam galėčiau irgi pati išsikepti kruasanų, aš puikiai gaminu, aš labai tą mėgstu daryti. Bet ar aš norėčiau praleisti tiek valandų gamindama ir tešlą ir viską, ar man to reikia, ar aš tą prioritizuoju, ar aš noriu, nežinau, užsimiegot, pabūt su vyru, pažaisti su šunim, tai čia toksai galėčiau, norėčiau, yra du skirtingi dalykai ir dar skirsiu tam laiką, o tą prioritizuosiu ir panašiai, tai, nu, čia visiškai kiti dalykai. Ir dar, jeigu mes taip žiūrime ilgalaikį perspektyvai, tas aš galėčiau suinvestuoti, nu, vat, geriau, kai tai nėra mano pagrindinis darbas, kai tai nėra mano vienintelė domėjimosi sritis, kai aš dar turiu, tai, nežinau, vaikus, namus, savo darbus, savo problemas ir dar susirgsiu, nu, visi mes kartais susirgam, tai tas tampa toksai, nu, ar tikrai galėtum, nu, tada, kai žmonės, nu, ta pensijų kaupimo fondas, čia yra jų darbas, čia yra jų domėjimosi sritis, jie tą daro kiekvieną dieną, tai toks dar skaičiaus skirtumas yra. Taip. Aš dar pareferuosiu į tavo dopamino pasakymą, kad man labai patiko, paskutinę Modern Wisdom podcastą vaikinai kalbėjo, kad sako, algoritmai socialinių tinklų taip pagerėjo, kad jau algoritmą dabar vadina cocaine algoritm. Ir aš galvoju, šiaip labai geras prilyginimas, nes pati pastebiu, kad, nu, tikrai paprastėja mano psichologinė būsena ir atsiranda toksai net gal decision fatigue labai greitai, koks nuovargis nuo sprendimų priėmimo. Tai vat pagalvojau irgi kažkaip susisieja man su taupimu, nes pati žinau, kad rytais ta Ieva, kuri operuoja ir rūpinasi mano gyvenimu, yra tokia valinga, jinai nori kaupti pensijai, nori valgyti avokadą, nori eiti treniruotę, nori ten daryti darbus. Ir Ieva po 6 valandos nori valgyti McDonald'e, nori pagulėti, nori Netflixo, nori Instagramo ir ta pensija kažkaip ten rytoj susikaups. Tai vat galvoju, kokių čia galim rasti sprendimų, gal irgi reikia keisti įsitikinimus, ar gal turim kažkokių tai, Mariau, gal tu irgi esi kokių triukų atradęs, vat kaip čia save sugauti ir kaip leisti tam savo ryto personažui vadovauti gyvenimui. Leisiu, gal Monikai, aš turiu pagalvoti. Aš sakyčiau, mes čia galbūt neįvertinam ar nesuprantam, gal tiesiog nesuprantam to žmogaus fiziologijos, kad mūsų energijos resursas yra kaip taurė vandens. Tai jeigu mes ryte atsikeliam, įsipiliam pilną taurę vandens, bet čia tuo atveju, jeigu mes gerai miegojam, nepersivalgiam prieš miegą, nesapnam košmaro, nesiniam telefoną, tai gerai išsimiegojam, tuomet ta taurė yra pilna. Kitu atveju, tokia puspilnė, 3/4, nu čia nuo dienos priklauso. Taip. Ir mes tą taurę kiekvieną kartą priimdami sprendimą, taip sprendimų priėmimo nuovargis yra vienas iš dalykų, kuris truputį vandens iš tos taurės išpila. Mes dirbdami išpilam, nes vis tiek mes kažką darom, mes kažką galvom. Taip ir mes tą taurę labai stipriai tuštinam ir vakare jau mes labai norim gerti, ta taurė yra visiškai tuščia. Taip ir to neįvertindami, kad tai yra visiškai normalu, tai yra visiškai žmogiška. Kitas dalykas, kas dar labai pablogina situaciją, kad mes nemokam kokybiškai ilsėtis dienos eigoje. Ir tas poilsis, ir tas darbas, ir tada tos ofiso pertraukėlės su telefonu, ar su kava, ar su cigaretė, kas nepadeda pailsėti. Atrodo, kad kaip ir turėjau ilsėtis, nieko čia sudėtingo nepadariau, bet vakare to gero sprendimo priimti vis tiek nepavyksta. Tai tas supratimas, kaip aš tą savo dieną laviruoju, kaip aš ją naviguoju, irgi yra labai svarbus ir mes dažnai einam tokiu autopilotų įsitikinimu, kad aš neturėčiau būti pavargęs, pavyzdžiui. Tai arba aš po darbo dirbu ofise, dirbu ne fizinį darbą, aš tikrai norėsiu eiti pasportuoti. Bet taip, žiūrint fiziologiškai, kodėl turėtum norėti? Tavo smegenys visą dieną dirba, tu visus savo resursus išnaudojai, valios resursas yra pirmas, kuris išsipila turbūt iš taurės ir jį tik labai specifiškai gali pasirinkti ten, kokiu, sakyčiau, valia paremta sprendimų vienas galėtų būti per dieną, maks.
2 per savaitę šiaip realistiška, tai, kur tikrai, va, aš matau bulvytės prieš save, nevalgysiu ten, tarkim, mane. Tai čia yra valia paremtas sprendimas. Visais kitais atvejais tai yra pasiruošimo klausimas. Kaip aš pats pasiruošiu? Ar aš vat ryte savaitgalį atsikėlęs kitai savaitę užsirašysiu treniruotės, ar neužsirašysiu? Ar aš ryte prie pusryčių su vyru pasikalbėsiu apie tai, kad mes tu kaupi pensiją, ar aš ten nežinau, tu labai atsidėjau šį mėnesį, ar aš to nepadarysiu? Ar aš pasiruošiu savo vakarienės, ar nepasiruošiu? Ir dauguma iš tokių labai žymių žmonių, nežinau, apie tą patį amžinatilį Steve Jobsą paimtume, ar ten kokį Microsoft, ar tų didelių korporacijų kuriais mes galim pamatyti, kaip jie savo labai palengvina tuos dalykus, valgydami tą patį maistą kiekvieną dieną, apsirengdami tos pačius rūbus. Ir tas kartais atrodo, bet tai kodėl jie galėtų sau leisti viską, ir jie tikrai galėtų sau leisti viską, bet jie taip sumažina visus sprendimus, kuriuos reikia priimti. Reiškia, jeigu aš žinau, ką aš apsirengsiu, aš žinau, ką aš valgysiu, aš žinau, kad aš sportuosiu, jau yra 3 milžiniškos gyvenimo dalis, kuriuo aš jomis neturiu rūpintis. Tada man lieka resurso, tada man lieka to vandens stikliniai, priimti kažkokius kitus sprendimus, kurie gali būti inovatyvūs, gali būti įdomus, gali būti kažkiek rizikingi. Bet tas saugumas, ta bazė mes vis tiek ją turėsim padaryti. Mes vis tiek turėsim pavalgyti, mes vis tiek turėsim kažką apsirengti. Tai arba tai bus paprasta, arba tai atims iš mūsų jėgų. Dabar, kol tu kalbėjai, pagalvojau, kad reikės užsistatyti GO indeksą man, kad periodiškai nuo manęs tiesiog nuskaičiuotų mokėjimus, bus kaip sporto treneris, tai pensija tiesiog pati save kaups. Paradoksalu, bet taip, aš esu išbandęs įvairių būdų skirtingais etapais ir kartais irgi atrodo, taigi aš galėsiu, ir aš jau žinau viską toj srity, reiškia, aš pats pervesiu, reiškia, įmokas, kada man ten patogiau bus, kada man srautai, reiškia, ten pinigų geriau susidėlios. Ir po to artėja metų pabaiga ir inventorizuoji ir tada paskubom metų pabaigoje bandai ir ten nebūtinai pats palankiausias momentas rinkoje ir taip toliau. Ir tada po kažkiek bandymų, reiškia, galiausiai pakeli rankas ir pasakai, kad ne, tai neracionalu iš tikrųjų, taip neveikiam. Mes patys atsiranda, tai dėmesys kažkur tai nusimuša, daugybė priežasčių, reiškia, dėl ko mes neįgyvendinam to, ką galėtume. Nes vėlgi, ką ir Monika mini, tų sprendimų, kuriuos daryti reikia kasdieniam gyvenime yra daug. Ir jeigu įmanoma jų truputį apmažinti ir kažkur tai padaryti automatizmą, tai bus turbūt mūsų naudai. Jeigu pagalvoji, kad jo, tai yra geras dalykas, ta prasme susiskaičiuoji, kiek čia reiktų ir kiek galiu aš ten atsidėti tam tikslui, tai jo, tas automatinis tikrai didžiulį efektą duoda ir žmonės po eilės metų, dažnai aš sutinku tokius žmonės, kurie, ne toj srity dirba ir jie ten per daug nesidomi, net kasmet pritingi pasitikrinti, kas šiaip jau sveika būtų vieną kartą per metus užmest akį, kas ten dedasi mūsų pensijų sąskaitoj, bet yra daug žmonių, kurie tikrai pamiršta tai 5-mečiui ar panašiai, bet jie būna maloniai nustebę, reiškia, dėl tų savo automatinių pervedimų, kad, žiūrėk, tai ten visai kažkas susikaupė. Ir tai nėra vien tik tai grąža kažkokia stebuklinga, kad ten uždirba pensijų fondai didžiulę grąžą. Jie uždirba tą grąžą, bet jinai nėra kažkokia kosminė. Esminis dalykas tai yra, kiek tu atsidedi, kiek tu pervedi. Ir kai žmonės kartais iš kitos pusės priekaištauja, sako, kad pas mane labai mažai susikaupė. Tai tada sėskim, panagrinėkim, kiek tu pervedėjai. Ta prasme, ir tai jeigu tu nieko nepervedėjai arba pervedėjai labai mažai, tai negali tikėtis kalėdų senelio stebuklo, kad magiškuoju būdu, reiškia, pervedžiau labai mažai, o čia pas mane susikaupė labai daug. Tai taip irgi nebūna. O dar prisiminiau apie tuos life hackus, beklausydamas, aš nelabai daug ką turiu ten, ta tema daug mąstęs nesu patarti, bet tiesiog iš savo gyvenimo pagalvojau, ką išgirdau ir Monikos patarimuose. Tie sprendimai, kurie yra tokie svarbesni, aš tiesiog jau kurį laiką ir mes šeimoje praktikuojam, kad iškyla klausimas, koks būna gan rimtas gyvenimiškas sprendimas. Ir kyla noras jį aptarti čia ir dabar ir vakare dažniausiai būna, ten vaikai ten paguldyti, dar kažką, tai štai jau galim aptarti. Tai aš kažkaip kuo toliau, tuo griežčiau praktikuoju tokią taisyklę, ne dabar, ta prasme, tai yra netinkamas laikas, nes jau mes visi būnam išsieikvoję ir tikriausiai, irgi tik tai užsiaktyvinsim ir po to blogai išmiegosim, jeigu ten užtruksim priiminėdami tą ar svarstydami tą sprendimą. Tai geriau paskiriam laiką ir į kalendorių įsirašom ryte kažkada, ar bent jau pirmoji dienos pusėje. Ir dažniausiai tai veikia. Būna, kad kažkas vėl ten numuša ir nespėji, turi perkeltą, bet jeigu jau įsirašai, dažniausiai padeda. Tai jeigu kažkas tai sugalvoja, kad aš turiu įsivertinti savo pensijos padėtį,
tai nebūtinai taip vat pulkit tą vakarą, kada ten išgirdo tą mintį, o įsirašykit į kalendorių ir, pavyzdžiui, ar rytoj, ar poryt, ar kažkada, tai ateis tas laikas ir kada jūs esat pilni jėgų, energijos, padarysit kokybiškesnį sprendimą. Aš rekomenduočiau apskritai daug dalykų paskirti, mes tai su vyru turim sekmadienio rytus, sekmadienio pusryčiai pas mus yra tokie gyvenimą keičiančių sprendimų pusryčiai, tai labai daug dalykų yra priimta per tos sekmadienio pusryčiai, bet kadangi tai yra jau įprotis, būna sekmadienį, kur taip sėdim, kaip ir nėra čia ką priimti, čia viską pasitik, būna tokių, bet kai tai yra įprotis, tada tai nėra dar vienas darbas kalendoriui. Tai ten ar kaip su mokesčiais, nežinau, susimokėti, kur, aš nežinau, pas mane jau galva taip tiesiog skaičiuoja, kur ta suma, kurią gauni, mokesčiai skaičiuoja, čia net ne mano pinigai, aš jų net neturiu, nes jie mano sąskaita dar pradžiai būna, bet jos tiesiog automatiškai iškart vedi kitur, tu jų nematai, aš jų nematau, man galvos tokios neskauda. Ir kitas dalykas, aš dar irgi mėgstu mažinti dirgiklius vakare, pavyzdžiui, su visokiais notificationais, visais pranešimais. Pas mane išjungti, mano telefonas visą laiką tylus, kaip sakant, nes tiesiog, kai esi vakare, kažkokia ateina sunkus sprendimas ir dar tau telefonas primena kitą informaciją, tada tu per daug būna tų dirgiklių ir tada jau spėti pailsti, išsijungti prieš miegą tampa dar sunkiau, tada kitą rytą atsikeli ir taip užsisuka toksai ratas. Nes kartais žmonės būna, sako, aš niekada nebūnu pakankamai pailsėjęs priimti sunkų sprendimą, kas irgi gali būti problema, bet tada aš sėsčiau galvoti, kodėl taip yra. Yra kažkokia tam priežastis. Monika, paminėjai, kad apie įpročius ir galvoju, kad apie taupimą irgi galima būtų galvoti kaip apie įprotį, ar ne, ir kaip tu siūlytum formuoti jį ir arba kaip atsikratyti blogų įpročių, kas susijęs su finansais. Įpročio keitimų yra daug labai įvairių būdų. Tai labai priklauso nuo įpročio ir svarbiausias, čia, kas dabar klausysit, jeigu dabar bandote įdiegti kažkokią naują įprotį, tai pensijų kaupimą pasilikit jau ateičiai kitą mėnesį, nes negalima daug įpročio vienu metu bandyti nei išgyvendinti, nei įgauti, nes tai tiesiog yra per daug stimulacijos ir žmogui tas irgi nepavyks. Bet jeigu mes kalbam apie vieną įprotį, pavyzdžiui, taupyti ar nežinau, daugiau skaityti, daugiau sportuoti, kad ir koks tas įprotis bebūtų, mes galim iš labai skirtingų pusių į jį pasižiūrėti. Tai yra daug skirtingų elementų. Tai vienas, aišku, iš elementų yra valia. Bet kaip aš jau kliautis vien valia keičiant įprotį, čia turi būti, 10% to įpročio keitimo. Kitas dalykas yra mūsų dėmesio atkreipimas. Taip, tai kaip pavyzdžiui yra žadintuvai, tai yra kažkoks stimulas, kurį mes esame įpratę turėti ir tai yra įpratis atsikelti, kai suskamba žadintuvas. Niekas suskambėjo žadintuvui, nežinau, nepradeda šokti, gal kažkas pradeda, tai būtų labai faina, bet tai irgi yra įpratis. Aš nepradedu šokti suskambėjo žadintuvui, aš darau kitus dalykus, dažniausiai iš neigiamos emocijos, nes nemėgstu rytais keltis. Taip? Bet tai vėlgi, tai yra kažkoks dirgiklis, tai susikurti kažkokį priminimą irgi galėtų veikti kaip žadintuvas. Tarkim, mėnesio pradžioje gavus algą, gaunu priminimą, jeigu pats pervedu, nedarau to automatizuoti, ką aš irgi rekomenduočiau, čia galėtų būti mano žadintuvas, pavadinkime. Taip, tai yra kažkoks dirgiklis. Tas yra dėmesio atkreipimas. Kitas dalykas yra, kur, pavyzdžiui, dabar visi, nežinau, telefonai, laikrodžiai, kur mes matuojam žingsnius. Ne tik žingsnius šiais laikais, matuojam viską, ką ten galim pamatuoti, tą bandom matuoti. Kodėl tai veikia, ne visą laiką, bet kodėl tai dažnai žmonėm veikia, dėl to, kad mes tada pradedam atkreipti dėmesį, kad ta diena, kai aš šiaip tai šiandien daug vaikščiau, yra 3000 žingsnių. Ir toks, gerai, nelabai daug. Tai gal su šuniu prasėjusi didesnį ratą. Tai čia būtų tas pats patikrinimas, kaip ir Marijus sakė, ne kartą per 10 metų pasižiūriu, kiek ten sutaupiau, bet galbūt dažniau, gal kas pusmetį kažkokią reviziją pasirodyti, kur aš atkreipiu dėmesį į tą problemą, ar tai, ką aš darau, yra pakankama ar nepakankama, kad nebūtų kažkokio surprizo. Kai surprizas teigiamas, tai aišku, visiems labai smagu. Kai surprizas neigiamas ir jau atsidėt ar ten sukaupti kažkaip yra sunku, tada gali būti labai nemalonus tas sprendimas. Kitas dalykas su taupimu ir su tuo balansavimu tarp to ilgalaikio tikslo ir trumpalaikio tikslo labai vis tiek svarbus yra tie smulkus maži apdovanojimai. Taip, tai jeigu mes pasidarom kažkokį tikslą, nežinau, 40 metų tikslas sukaupti pensijai, jis skamba labai toli ir pajusti tą, bet kaip tai atrodys, ką aš iš to gausiu, yra gan sudėtinga. Tiesiog šiaip žmogui kaip įsivaizduoti, dabar aišku, dirbtinis intelektas padeda mums įsivaizduoti, kaip atrodysim, bet ne apie tą patį. Taip. Tai kažkokius susidarys smulkesnius tikslus, tarkim, jeigu aš išsikėliau finansinį tikslą, sustaupyti kažkokią sumą, perves kas mėnesį reguliariai, ten atsidaryti trečią pakopą, kas dar neturi, ar dar kažką tai, ir man tą pavyko padaryti, aš save kažko apdovanoju. Taip, ir kažko, ar tai yra nauja knyga, ar masažas, ar tiesiog pasivaikščiojimas, ar kažkokia išvyka, čia priklauso nuo to, kiek atsidėjau, kad tai nebūtų didesnis apdovanojimas, negu pavyko stupyti, bet vis tiek vėlgi, tai sąmoningai nepasislėpti po to, bet tie apdovanojimai irgi yra labai svarbus, nes mums vertinimo reikia.
Ir vien tik tai viską dėti ateičiai, tai tada irgi čia negyvenu čia ir dabar. Tada to malonumo pačiam gyvenime mažai lieka. Tai vat, jeigu visas tas strategijas kombinuoju, dar vieną pamiršau pasakyti, pasakiau, kad 5 yra, tai yra asmeninės taisyklės. Šiaip asmeninės taisyklės, jos vėlgi viena taisyklė vienu metu, bet žmonės net nepastebi, kiek jie daug turi taisyklių ir įsitikinimo apie save. Kur, pavyzdžiui, žmogus gali sakyti, aš esu taupus žmogus. Ar aš esu protingas žmogus. Kaip nelabai tai išmatuos, iš tikrųjų, čia toks labiau yra įsitikinimas, asmeninė taisyklė, kad aš stengiuosi priimti visus sprendimus kažkaip daug maž sąmoningai ir racionaliai. Tai įsidiegus naują asmeninę taisyklę, kad aš nežinau, aš esu žmogus, kuriam rūpi susitaupyti, pavyzdžiui. Taip, aš esu sąmoningas žmogus finansų klausimų. Taip, kad ir kaip ta taisyklė beskambėtų, apie ką man svarbu. Aš esu ten mama, kuri užtikrina savo vaikų gerovę, finansiškai, tarkim, taip, ar visais kitais. Tas labai padeda žmogui į tada tokį kaip ir filtrą uždeda, čia kaip ir galėtum sakyti mąstymo klaida, bet teigiamą mąstymo klaidą, kad mes viską pradedam matyti per tą filtrą. Norėčiau, bet ašgi bandau užtikrinti tą tam tikrą dalyką. Tai pirmą padarau tą, tada jeigu lieka, aš kažkokią šitą noriu savo dalyką patenkinti. Nes mes kai pradedam maišyti norus su poreikiais, čia šiais laikais viskas, kas nori, tapo poreikio. Ir kaip sako, mano labai didelis poreikis ten praleisti 5 valandas, ten kažkur, nežinau, prie telefono, mūsų kūnui to nereikia, čia nėra tikras poreikis, ne. Čia yra noras ir mes jį patenkinam. Bet poreikiai, jie visai kitokie. Ir, pavyzdžiui, poreikis saugumui, kas, manau, labai yra susijęs su taupimu, atsidėjimu, jisai labai dažnai, manau, yra nuneigiamas tų žmonių, kurie sako, kad aš nesulauksiu pensijos ar kad man čia nereikia ir panašiai, kad jie pergyvena dėl to, kad jie neturės pinigų nuolatos. Bet tada nieko nedarai, kad tu tą saugumą gautum. Ir tas nesuvokimas, kad ta grąža dabar, tai yra saugumo jausmas, kad man ateityje bus geriau. Taip ir tas nesupratimas ir neįvertinimas to tikrojo poreikio. Nes tu turi atsisakyti savo noro, kažkokio pirkinio ar kažkokio tai ten išvykos, tam, kad tu patenkintum savo poreikį. O saugumo poreikis yra vienas iš bazinių poreikių, kurį mums labai svarbu visiems patenkinti. Tai čia toks irgi dar vienas atskirimas, dar vienas sąmoningumas, kad, pati nori nuo poreikis. Labai ačiū, čia man, žinok, irgi naują čakrą atidarėjai, sąmoningumo nebuvau taip savo sudėliojus, bet galvoju, Mariau, paminėjai apie skaičiuoklę, tai vat, jūsų skaičiuoklė man ir suveikia kaip rewardas, kur aš pakeičiau, žinai, ten skaičius, pervedžiau tų pinigų daugiau, užsistačiau mokėjimus. Ir žiūriu, kad geresnis rezultatas. Ir, žinai, iš tikrųjų labai laiminga buvau tą dieną, negu, žinai, kažkokiais džinsais. Aišku, daug reikėjo pervesti, bet tikrai labai, labai geras toolsas savo padėti kaupti. Taip. Ačiū, Monika, aš jau labai. Jo, dėl skaičiuoklės, tai aš irgi pagalvojau, kad, ir pats tą šiek tiek naudoju, tai panašiai kaip laikrodžio telefono žiūriu ten reguliariai, kiek ten tų žingsnių reiškia, koks ten miegojimo mano buvo sėkmė ar nesėkmė, reiškia ir panašiai, tai irgi periodiškai atsiverčiu ten tą skaičiuoklę, pasižiūriu, ar gerėja. Tai vėlgi, aišku, dar geriau būtų labai taip tvarkingai tą daryti, tarkim, kiekvienų metų pradžioje, nežinau, sausio 1 užsistatyti vėlgi priminimą, kad tada aš įeinu ir pasitikrinu, kas per metus įvyko, ar pagerėjo, ar pablogėjo mano rezultatas. Ir jeigu žmogus daro tuos veiksmus, tai labai tikėtina, kad tas rezultatas gerės. Ar tai bus labai didelis tas dopamino pliūpsnis? Gal ir ne, bet šiek tiek bus, ta prasme, to tokio pasitenkinimo, kad esu geram kely, ta prasme, kad save šiek tiek apdovanoju, matydamas, kad progresas yra. O jeigu nėra, tai vėlgi galbūt tai paskatins kažkokiu veiksmu imtis. Tai galima naudoti tikrai ir tokį dalyką. Ir tik svarbu nepradėti tikrinti per daug dažnai. Čia kaip ir su telefonais, su laikrodžiais. Aš dėl to nemėgstu tų protingų laikrodžių, mėgstu žiedą, kur nematai visą laiką. Nes kartais būna žmonės, kaip perveda į taupumą ir jau refresh, o kodėl nėra ekstra. Tai šito daryti nereiktų, tai neveikia teigiamai mūsų. Taip, tai labai reguliarumas, taip, pastovumas, saugumas labai. Čia jo, aš irgi apie tai nemačiau, bet turbūt jo reikia ne per dažnai surasti. Nežinau, man mintis atėjo, kad kartą metuose, ta prasme, jeigu žmogus pasitikrintų, tai turbūt būtų visai geras dažnis. Nes iš kitos pusės man, pavyzdžiui, suveikė labai ir kaip labai gera mobilizacija, kai aš pasiskaičiavau, pasitikrinau tos fondus ir tada matau, kad aš čia labai atsilieku, tai tada atsirado ir kažkokios vidinės motyvacijos padirbėti ties šitų klausimų, žinai, papildomai. Ir tuos džinsus dabar, kur norėčiau pervesti į ateitį.
O Monika, dar mes buvom su tavim šnekėjusios ir prieš podcastą apie socialinį spaudimą ir apie tai, kad gal šiuolaikiniam pasaulyje tiesiog kartais sunku taupyti, nes atrodo, kad visko reikia čia šiandien. Mes iš tikrųjų esame labai tokia materiali vartojimo visuomenė ir kai kurios amžiaus kategorijos tą daro, nes anksčiau negalėjo, kitos amžiaus kategorijos tą daro, nes kitaip ir negyveno. Mes gimėm tuose laikuose, kai jau visko buvo ir kai buvo tas labai didelis perteklius ir tikrai dabar labai daug žmonių vertina tą savo sėkmę ir dėja, bet ir laimę pagal tai, ką turi ir ką turi dažniausiai materialiai. Tai ar didesnis namas, ar gražesnė, brangesnė mašina, ar ten geresnis televizorius reiškia, kad būsi laimingesnis, tai žinoma, kad visiškai ne. Ir yra žmonių, kuriems galbūt ir taip, ir galbūt kažkokios klausytojas sakys, bet man tai yra labai svarbu ir aš nesakau, kad tai yra blogas dalykas. Bet tas, kai tai tampa tokiu visuotiniu fenomenu ir mes visi labai skirtingi iš tikrųjų esame žmonės, bet kai mes visi pradedam vienodą savo filtrą taikyti ir visi norim to pačio naujausio telefono, visi norim tų pačių, nežinau, ten labai brangių namų ar ten rūbų ar kažko, tai tada mes atimam iš savęs tai, kas mus iš tikrųjų padarytų laimingais. Ir daugumai žmonių tai galbūt būtų laikas su šeima, bet mes skiriam tą laiką darbui, kažkokiam pasiekimam, milijonų gavimui ir tada uždirbę tą milijoną, suprantam, kad gerai šeimos tai nebėra, tas milijonas, tai ką, tai sąskaita padidėjo, o laimės iš to nelabai daug atsirado. Tai tas įsivertinimas ir nesiekimas tų tikslų vardan siekimo, čia tas angliškas išsireiškimas yra hustle culture, kur mes labai daug stengiamės, dirbam, mydam, nes atrodo, kad taip reikia, nes yra kažkur tenais paslėptas tas lobis, kuris yra laimė. Bet iš tikrųjų čia visiškai yra ne apie tai. Ir yra asmenybių, yra žmonių su tam tikrais siekiais, kuriem tai yra laimė. Ir aš matau tokius žmonės ir aš labai žaviuosi, bet tai tikrai esam ne visi. Ir daugumai žmonių laimė yra čia ir dabar. Ir ten, kur jie sėdi, ten, kur jie, nežinau, klausant podcast'o kažkokioj šiltoj namų vietoje su savo, nežinau, šuniu apsikabinus, tikrai gali būti kažkam žmogui laimė. Ir va tą mes dažnai nuvertinam ir nepastebim, o siekiam to kažkokio gražaus viršelio, kas gražiau ir socialiniuose tinkluose atrodo, kad gražiau prieš bendradarbę atrodo, nes tai pasigirti to, kad vakar su šuniu apsikabinus klausiau podcast'o kažkaip nelabai, ateit su naujų rankinuku, kuris ten šviečia per visą ofisą, čia jau toksai daugiau kam suprantamas galbūt tas laimės, tas matavimas. Taip. Pripažinimo įvertinimą mes labai esam, dabar tai ypatingai, kaip aš sakau, psichoterapeutai dabar daugiausia darbo turi po koronos, nes tas pradeda ateiti tie visi ryšiai, kuriuos mes buvom praradę, ypatingai paaugliam, tam tikrom amžiaus kategorijom, kad mes visiškai atitolom vieni nuo kitur, kai mes nebejaučiam to ryšio nei su savim, nei su kitais ir tada viską tik tai daiktais kažkaip tai bandom parodyti ir meilę, ir pykti, ir kažkokį savo statusą ir tą pripažinimą, tai taip, ir mes niekada jo nepasiekėm. Taip, nes jausti pripažinimą vienus gražiausią, tai aš kiek tas 10 minučių, truks 20 minučių, kad taip didžiuojuosi, kad ją nusipirkau. Bet tas tikras pripažinimas už tai, ką pasiekiau, ilgalaikiai perspektyvai, kažkokie mokslai, kažkokie tikslai, kažkokios santaupas ar dar kažkas, tai mes pamirštam net, kad tai yra daug svarbesnis dalykas žmogui. Monika, iš viso to, ką tu šiandien sakai, man girdisi, kad jeigu aš esu žmogus, kuriam nesigauna taupyti, tai pirmiausia, turbūt reikėtų nueiti į psichoterapiją. Čia atsakymas į daug klausimų, bet pirmiausia pasižiūrėti save. Iš tikrųjų, tiesiog paklausti savęs, kodėl. Paieškoti tų kažkokių, nes dažnai atrodo, kad sutaupimus su finansais, čia žinoma, ne mano sfera, tai man čia gal lengva sakyti, bet kažkaip taip kalbant apie pinigus irgi taip stengiamas labai nekalbėti. Čia mano darbė tai visiems aišku, kiek per valandą, kaip sakant, uždirbi, bet kitur taip kažkaip yra nuslepiamas tas dalykas. Tai aš pirmiausia pasižiūrėčiau, kodėl, kas čia vyksta pas mane asmeniškai. Ne kad kažkas vagia, ne kad kažkas piktas, ne kad kažkas blogas, ne apie tai, bet pas mane, kas vyksta pas mane, kas man nesigauna, kur man nesiseka ir tada jau ieškoti pagalbos. Kur nepatinka, kur blogai, tai ten ir neinam, bet gal yra žmonių, kurie gali padėti, bet tas pasitikėjimas, kaip sakant, kai nekuriam ryšio, tai mums sunkiau pasitikėti viskuo, sunkiau pasitikėti valstybė ir institucijom ir kitais žmonėm ir įmonėm ir verslais, ir tada tas, kaip pasakyti, galimybė savo padėti, nes tampa labai ribotas, kai kliaujamės tik tai savim. Mes vis tiek žmogus yra 100% socialus gyvūnas. Mums reikia ryšių, mums reikia kitų žmonių, mums reikia ir to pripažinimo, bet ir pagalbos. Dažnai taip, čia visose temose. Svarbu pripažinti, kad kartais mes patys negalim geriau. Kartais lengviau, kai kažkas ateina ir tau pasako, žiūrėk, Monika, taip ir taip. Tam tikrus dalykus mes darom taip ir taip. Taip ir viskas. Ir tą pagalbą priėmus gyvenimas tikrai daug lengvesnis pasidaro. Ačiū Jums labai už pokalbį ir galvoju, kadangi metų pradžia kaip tik, 25-uosius pradedam, gal kažkokį dar po paskutinį palinkėjimą ar patarimą ar lifehacką duosit mūsų klausytojams.
Aš gal iš savo perspektyvos, kas man labiausiai veikia, tai labiausiai norisi patarti žmonėm prioritizuoti. Atėjus naujiem metam, apie ką bus tie metai. Man labai patinka, aš kadangi esu toks vizualus žmogus, man labai patinka paveiksliukai, tai man patinka tie vadinami vision boardai, kur mes darom tos tokius vizualizacijas, kur mes galvojam apie tai, apie ką tai yra, kur aš mokinsiuos, kur aš tobulėsiu, ką aš naujo pasieksiu, ką aš naujo noriu patirti. Tai vat, kiekvienam labai linkėčiau įsivertinti, vat, kur yra mano silpnusios vietos, taip atvirai su savimi pasikalbėti, kur yra mano stipriosios vietos, ką norėčiau pastiprinti ir neišsikelti tų 50 naujų tikslų vien dėl to, kad tie nauji metai atėjo ir dabar paklausiau kažkokio naujo podcast'o, tai dar kažkokį 100 tikslų išsikelsiu, bet susikoncentruoti ties 2-3 tikrai svarbiais apie tai, apie ką bus tie metai, ar tai bus apie kažkokį galbūt finansinės gerovės susikūrimą, galbūt kažkam apie naujus mokslus, kažkam apie šeimos pagausėjimą, galbūt kažkam apie atsinaujinimą, kažkam galbūt apie ryšį su savim. Nepamiršti, kad tai irgi yra nuostabus tikslas, labai sunkiai gyvendinamas, kartais man atrodo gal net sunkiau negu kokio, nežinau, atlyginimo pasikėlimas. Tai vat, rekomenduočiau tikrai nuoširdžiai apturėti tą laiką su savim, skirti tą valandą, nebūtinai terapija, galima, kaip aš sakau, terapijoms galima ir vienam, bet turi skirti tą valandą ir sėdėti su savim ir pabūti ir išbūti, kaip terapeutas išbūna, taip ir patiems išbūti su to, tai apie ką bus šitie metai, ką aš noriu juose pasiekti, kam aš noriu skirti savo energiją. Tai tiesiog. Ir atsakius savo šitą klausimą, tada jau prasideda planavimas, įrankių ieškojimas ir jau čia jau lengvoji dalis, kaip aš sakau. Tai vat, rekomenduočiau sakyti šitą klausimą turbūt pirmiausia. Sąmoningumo, bet telefono. Bet sąžiningai, tiesiog prieš save, kad niekasgi nemato, patrauk telefoną kitą kambarį galim, kad tikrai niekas nematytų, negirdėtų, bet niekas nemato, mes kai patys savo meluojam, patys savo apgaudinėjam, patys ir nukenčiam. Čia toksai, kai mes dažnai klausia, kokie yra būdai save apgauti, kad kažką daryčiau geriau, nėra būdų save apgauti, vis tiek išlysta įla iš maišo. Tai rasti būdų, kaip man tikrai kažkas patinka, taip, nes jeigu aš įsikėliau tikslą, kad mano šitie metai yra apie finansinį gerbuvį, tai man tikrai malonu tą tikslą bus pasiekti. Taip aš nebandau savęs apgauti, kad va čia man bus taip pat smagu dabar, čia ir dabar, tai kaip tas kažkoks pirkinys, bet aš siekiu to tikslo, man gero jo siekti, ašgi pati išsikėliau. Tai va toks ne savęs apgaudinėjimai, mes apgaudinėjom ir taip daug pakankamai visuomenę ir kūrėm tą įvaizdį, čia užtenka prieš kitus, prieš save siūlyčiau tiesiog nuoširdžiai su savim pasikalbėti. Tokį podcastą mini, kaip sakant, apturėti galvoje, apie ką šitie metai, apie ką esu aš ir tada tikslai jau bus lengvoji dalis. Marijau, tavo patarimas? Tokio paprasto patarimo gal ir nėra, bet aš šitoj laidoj išgirdau tikrai labai daug naujų man įdomių minčių iš Monikos, kaip mąstyti apie save, kaip tvarkyti su savim. Čia turbūt svarbiausias dalykas kiekvienam mūsų sugyventi su savim ir surasti tuos būdus. Ir galbūt pastebėti, kur mes galbūt užsikuitę esam ar kažko nesusitvarkę ar panašiai. Tai galvodamas apie pensiją, aš kažkaip šios laidos metu savo prisiminiau Zefyrų testą. Vėlgi, daugelis yra girdėję, labai žymus, žinomas, o tie, kurie negirdėjo, tai aš specialiai net nepasakosiu, kad nebus proga paieškoti, paguglinti ir išsiaiškinti, kas tai per dalykas. Ten tikrai labai daug informacijos, galima daugeliu aspektų jis vykdomas, bet kalbant apie pensiją, jis irgi gana gerai tinka. Ir tą tokį Zefyro testą jį labai norisi vaikams savo pasiūlyti, ten ir vaikus kažkaip tai nukreipti, auklėti jau truputėlį, kad jie galėtų planuoti, reiškia ateityje gauti kažkokį tai apdovanojimą, būdami valingi čia ir dabar, reiškia pasistengdami, laikydamės tam tikros disciplinos. Bet iš tikrųjų tai reiktų turbūt savo patiems visų pirma prisitaikyti ir būti, kaip Monika sako, sąžiningiam su savim. Ir įsivertinti, priimti tos savo netobulumus, kad galbūt iki šiol kažko tai nepadariau, kažką tai, reiškia, praleidau, bet tai tvarkoj, ta prasme, tai vis tiek dar esi tam tikram taške, kur gali įsivertinti ir galbūt pradėti kažką daryti, pradėti keisti. Jeigu kažko nesi visai patenkintas, tai gali tą sritį pajudinti. Ir jeigu tai būtų pasiruošimas pensijai ir aš šiaip turbūt baigčiau su tuo tokiu palinkėjimu savo ir kitiem. Nežinau, kaip tą padaryti, turbūt užtruks laiko, bet kad mes nueitume nuo tos stigmos pensijos ir pradėtume matyti, kaip Monika mini, Belgijos, ar Olandijos, ar Danijos pensininkai, kur žmonės nebebijo, ta prasme, pasikeičia visas mąstymas, tada visa logika, o kuomet tu iš dalies lauki to laikotarpio, nes jisai
tu jau esi pripratęs matyti ir kitus aplinkoje, ir pats savo projektuoti savo ateitį, kad tai bus geras laikotarpis, kad tai nebus nepritekliaus laikotarpis, kad ir tam galima pasiruošti. Ir šiandien mes iš tikrųjų Lietuvoje negyvenam blogai, jau tikrai didžiulis progresas yra įvykęs ir yra tų galimybių pasiruošti pensijai, kad jinai labiau džiugintų, tikėtina labiau būtų gera. Tai aš to pokyčio savo ir visai visuomeniai labai nuoširdžiai linkiu ir manau, kad žingsnis po žingsnio mes galim prie to artėti. Ačiū labai už jūsų laiką, už jūsų mintis. Aš pati labai daug šiandien išgirdau. Čia dar sąmoningumą aukštyn reikės kelti. Labai tikiuosi, kad ir mūsų žiūrovai pasikrovė gerom mintim ir kaip tik metų pradžiai bus geras įkvėpimas padaryti nedidelius ar didesnius pokyčius, įsivertinti ir pradėti kaupti pensijai. Ačiū labai.